Sveikučiai! Šiandien gaminam neįtikėtino skonio garnyrą, kuris tinka prie mėsos patiekalų, vyne troškinti pankoliai. Šitą daržovę atradau visiškai nesenai ir buvau labai nustebintas, ką galima iš jos pagaminti. Be pačių pankolių reikės dar aišku papildomai daržovių, tai yra česnakai, šalotai ir pomidorai. Troškiniui paruošti taip pat reikės įvairių prieskonių, bet jie yra visi įprasti. Tai yra džiovintos petražolės, čili dribsniai džiovinti, taip pat juodi pipirai, čiobreliai ir druska, žinoma. Dar reikės sviesto, augalinio aliejaus ir geros kokybės balto vyno. Aš naudoju šardonė rūšies vyną. Kuriam kepsninę ir leidžiam jai įkaisti. Tai kepsninės temperatūra netiek svarbi, nes gaminsim ketaus puodę, bet jinai turėtų būti pakankamai įšilusi, apie 150 laipsnių. Kol kepsninė kaista, galima pasiruošti daržoves, jas reikėtų gana smulkiai supjaustyti ir pasiruošti troškinimui. Kai kepsninė įkaista, dedu ketaus indą ir leidžiu jam pamažu įšilti iki tos pačios temperatūros. Labai perkaitinti indo nereikėtų, nes dėsime sviestą, prisvils. Pirmiausia, į ketaus indą dedu augalinį aliejų, tai gali būti saulėgrąžų aliejus arba rapsų, ir tada dedu sviestą. Taip sumažėja tikimybė, kad sviestas prisvils arba išsiskirs riebalai. Sviestą reikėtų išlydyti, bet neperkaitinti. Ir kadangi apačioje yra didelė kaitra, tai šiek tiek dedu anksčiau šalotus, tam, kad jie nuimtų dalį kaitros ir pasitroškintų. Jų nereikėtų sukepti, tiesiog reikėtų juos patroškinti, kad jie pasidarytų minkšti, bet tą galima daryti ir eigoje, kadangi darysim troškinį gana ilgai. Dar atkreipiu dėmesį, kad kai darau maistą atviram kamade, tai apačia yra praktiškai visiškai uždaryta. Toliau iš eilės dedam visus prieskonius, tai aišku pirmiausia druska, pipirai, tada čiobreliai, petražolės džiovintos, čili dribsniai. Viską tolygiai maišom, kad vienodai šiltų ir neprisviltų. Kamadą galima ir uždaryti, bet toli niekur nueiti tikrai nereikia, nes reikia nuolat prižiūrėti, kad neperkaistų. Kai viskas truputį pasitroškina, kokios 5 minutės, galima dėti toliau česnakus ir juos truputį irgi patroškinti prieš dedant vyną. Kaitra turėtų būti tokia, kad viskas pamažėlę virtų, troškintųsi, bet nesviltų. Dar po kiek laiko, kai česnakų kvapas jau pasklinda, galima dėti vyną. Supylus vyną vėl toliau troškinam ir šiuo atveju reikėtų tiesiog leisti, kad išsigaruotų alkoholis. Tai reiškia, kad jisai turėtų tas troškinukas užvirti ir laiks nuo laiko jį reikėtų pamaišyti. Kokį vyną naudoti yra aišku jūsų pasirinkimas, bet reikėtų, kad jisai nebūtų saldus ir turėtų vaisių skonio. Kai leidžiam alkoholį išgaruoti, lieka tik tai vyno kitos sudėtinės dalys, kurios suteikia patiekalui ypatingą aromatą ir labai gerą skonį, kuris šiek tiek primena vaisius ar uogas. O kaip žinoti, ar alkoholis išsigaravo, reikia tiesiog paragauti, jo neturi jaustis. Toliau dedam smulkiai susmulkintus pankolius ir pridedam taip pat pomidorų. Pomidorai turėtų būti saldesnio skonio, tai nereikėtų dėti rūgščių pomidorų, kad neužrūgštinti visko, bet jeigu turit kokius turit, tai galima dar pridėti truputį ir cukraus. Toliau viską troškinam ant mažos ugnies, kad būtų vos virimas, nes jeigu troškinsit ant aukštos temperatūros, tai tiesiog viskas išgaruos, visas skystis, ir daržovės dar nespės išsitroškinti. Pirmas požymis, kad troškinys jau artėja į pabaigą, yra tada, kai suminkštėja pomidorai įdėti ir jų sultis išsiskiria į patį sultinį ir jisai pradeda keisti spalvą. Skysčio tūris, aišku, bet troškinant mažėja, tai jeigu kartais matot, kad jo gali pritrūkti ir dar neišsitroškino daržovės pilnai, galima papildomai pridėti arba vandens, arba daržovių sultinio. Viską troškinam toliau ir laiks nuo laiko paragaujam, kokio kietumo yra tie pankoliai. Tai jie turėtų būti maždaug kopūstų troškintų konsistencijos. Ir kai jau jie pasiekia tokią konsistenciją, galima viską nuimti ir naudoti kaip garnyrą arba kaip pagrindinį patiekalą.
Jeigu norėtumėt naudoti kaip pagrindinį patiekalą ir neturit vegetarų, tai galima pridėti dar ir šoninės. O šiaip man toks garnyras tinka labai prie kiaulienos, puikus derinys su kokia karka arba kumpiu. Kaip pasigaminti tokį skanų kumpį, parodysiu atskirame video. Tai šį kartą yra ne apie patį kumpį, o apie garnyrą. Prenumeruokit. Į ką panašus skonis, tai sakyčiau į troškintus kopūstus, bet tai yra 10 kartų geriau. O tas skystis, kuriame troškinasi daržovėms, yra puikus padažas. Tikrai nesudėtingas troškinys, labai siūlau pabandyti. Skanaus ir iki kito karto.